Šitą paspaudžiau. Šitą. Ir sekas? Šitą ir rytoj paspausiu. Gerai? Taip. Taip, tai taip. Vieną išjungiu.
Naka, prata, gumbai. Pažiūrėsim, kokie protingi esat. Mįslės. Stovi žmogus ant kalno. Jo ilgiau stovi, tuo ilgesnis tampa. Kas? Šešėlis. Stovi žmogus ant kalno. Jo ilgiau stovi, tuo trumpesnis tampa. Kas? Sakykit. Sakykit, kas? Gyvena be kūno, kalba be liežuvio. Visi jį girdi, bet niekas nemato. Kas? Teisingai. Mažus sparnelius turėjau. Jaunas? Aukso žiūrėjau. Sumitau. Žolė dėvėjau. Kai senas pageltau. Plikas palikau. Kas? Sakykit, kas? Gal didžiulė, bet protas man.
gyveno susituokę našliai. Na, ir vyras turėjo savo dukterį, ir Bobą savo. Tai toji Boba savo dukterį labai mylėjo, o podukros nekentė. Kartą iškūreno pirtį ir ėjo visi praustis, tik podukros neleido kartu. Tu labai sutrė bjauri, tai nusiprausi, paskui viena pasakė pamotė. Nusiprausė, jie parėjo ir siunčia podukrą praustis, kad jie koks velnias paimtų. Nuėjo toji podukra, nusirengė ir prausės. Ateina toks gražus bernas ir sako, prauskis greičiau, tai eisim pašokti. Kaip aš prausios, kad neturiu muilo. Kaip bematant tas bernas panaitis su muilu ir šas čia. Mergina vėl prašo, dar man reikia rankšluosčio, nusišluostyt. Ponaitis ir rankšluostį pristatė, mergina vėl prašo, marškinių. Ponaitis atnešė ir marškinius, atnešė sako, merga, einam šokti. O kaip aš eisiu, kad neturiu suknelės, atsako merga. Ponaitis su suknelė tuoj čia ir vėl sako, merga, einam šokti. O kaip aš eisiu, kad neturiu batelių. Ir taip tam ponaičiui benešiojant daiktus užgiedojo gaidys. Ir tas ponaitis sukeikė, kad tave velniai ir su tavo apdarais, už juos neteko nepašokti. Ir pats prapuolė. Podukra rytą parėjo kaip kokia ponia. Pamotė manė, kad ją uždusins, o čia dar parėjo taip įsipuščius. Liepė smarkiai iškūrenti pirtį, nusiprausė visi, o savo dukterį siunčia paskiausia praustis, kad ir ją taip išpuoštų ponaitis. Nuėjo jau toji tikra duktė, nusirengė ir prausės. Ateina vėl tas ponaitis ir sako, merga, einam šokti. O kaip aš eisiu, kad man reikia rankšluosčio, batelių, suknelės? Išminė į viską iš karto. Ponaitis viską atnešė ir išminė šokti. Šoka, kol iššokino. Burną perplėšė, iškišo pro langelį ir pats prapuolė. Rytą motina nesulaukus eina pažiūrėti dukters. Ir pamačiusi perplėštą burną sako, tai ko dukrelė taip juokies? Bet priėjus arčiau, pamatė negyvą dukterį su perplėšta burna. Liaudės išmintis. Jei supa kaulai, ar rankų, ar kojų, ar kituose daiktuos, reikia paimti bet kokis driesenas kaulas, tuo kaulu apvesti 3 kartus, kur supa. 3 kartus sakiau, 1, 2, 3 ir sukalbėki šitą maldelę. Kaulę, gyvas kaulė, atiduomena gražumu, pasiekiam savo laužimu. Atkalbėjus ir vėl atžalėkite ranką padėti tam pačiam daiktam, kur buvo. Sėkmės, senjorai. Vieną kartą žmogus išėjo iš kaimo naktį į miestą. Tuokart buvo storai pasnigę ir gerai sušalęs sniegas. Tai, kad būtų arčiau,
Jis nutarė eiti tiesiai per ežerą. Priėjęs ežerą, žiūri, kad atvažiuoja žmogus rogėse, dideliu baltu arkliu. Privažiavęs prie einančio, sušuko: "Sėsk, dėde, pavešio." Žmogus įsėdo į rogės. Arklys bėga greitai, kad net ežeras bilda, o žmogus džiaugiasi, kad greit nuvažiuos į miestą. Bet neilgai trukus jis pajuto, kad jam kažin ko negera sėdėti. Rodos lyg kas vilktų į ledu ant užpakalio, o ne rogėse sėdėtų. Nieko sakyti nedrįsdamas, tik kraiposi į vieną, į kitą pusę. Arklys bėga vis greičiau, jau net ausyse švilpia, o užpakaliui daros vis skaudžiau ir skaudžiau. Jau ežeras baigėsi, o priešais didelis skardis. Tai žmogus persigandęs, kad anai tą skardį nesudaužytų, sušuko: "O Jėzus Marija, nelakyk taip greitai!" Sulyg tai žodžiais jis pasijuto besėdys ant ledo, kojas išplėtęs. Atsikėlęs čiupinėjasi, kad visas kelnių dugnas kiaurai prasitrynęs, o iš odos sunkęs kraujas. Nieko sakyti, žmogus nei į miestą nebėjo. Kur bės? Kad kelnių dugnas vieni skiduliai. O grįždamas atgal, gerai įsižiūrėjęs, pamatė, kad velnias jį vilkęs ledu. Vanojos pirty. Visas jau nusivanojo, nusimazgojo ir išėjo nameliukan vilktis. Bet dvi dar paliko pirty. Mes dar užsipilsim garo, sako jos. Iš tikro, jos užsipylė garo ir pradėjo vanotis, lyg dar būtų buvę maža. O viena mergaitė įsinorėjo savo reikalo. Užėjo už pirties ir girdi, kaip tos dvi raganos kažką pirty kalbas. Ji klausyt ir nugirdo. Tai ką tu padirbai, klausė viena. Apsirgdinau tokią tai kiaulę, atsakė kita. O tu ką? Aš dar nieko, bet padarysiu. Tai kaip? Numarinsiu kaimyno bernioką. Tai kaip? Šiąnakt pasiversiu kirmėlę, nuroposiu kaimyno namuos, įkasiu vaiką ir tas numirs. Ta mergaitė, kur klausęs, buvo kaip tik iš tų namų, apie katruos tą raganą šnekėjo. Išgirdus, ką ragana žada, ji baisiai persigando, bet proto nepametė. Greitai eina namo ir pradėjo galvoti, kaip čia brolį išgelbėjus. Galvojo ir sugalvojo. Lyg niekur nieko jį pasiėmė siūt. Siuva jį visą vakarą. Visi jau nuėjo miegot, jį vis dar siuva. Kai kiti jau sumigo, jį pametė siuvimą ir pradėjo ieškoti, pasišviesdama balana, ar kas neropoja per aslą. Ieškojo jį, saugojo ir apie vidurnaktį pamatė, kad per aslą šliaužia tokia žalia kirmėlė. Nieko nelaukdama jį paėmė ir užtreškė tą kirmėlę. Paskui gi nuėjo miegoti. Ant rytojaus užsigirdo, kad kaimynas rado savo pačią iš po nakties lovoj nebegyvą.
karalių vakare. Išnešti sąšlavas ant kryžkelės, išberti ir sakyti. Ateik, ateik, bernižėlį. Papuošiau tau kambarėlį. Namie atsikolu sakyti. Bernužėli, kad aš tave susapnuočiau ir susapnuosi tą, kuris bus tavo. Ar tai tu? Gyveno 4 panos. Verpėjėlė, siuvėjėlė, audėjėlė ir gaspadinė. Tame mieste buvo toks prisakymas. Nevalia ugnies laikyti, ne žiburio prisidegti. Tik už miesto gyveno tokia boba. Pas tą būdavo galima ugnies gauti. Vakarai žmonės langus užsidarydavo ir sėdėdami dirbdavo. Ėmė ir užkeso tom panom žiburys. Visos sėdi, dirba, ne viena nenori eit ugnies ieškoti. Eik, verpėjėlė, parnešk ugnies, reikia žiburio. Man kuodelis šviečia. Eik, audėjėlė, parnešk ugnies, reikia žiburio. Man vėlenėlis šviečia. Eik, siuvėjėlė, parnešk ugnies, reikia žiburio. Man adatėlė šviečia. Eik, gaspadinė, parnešk ugnies, reikia žiburio. Tai jau niekas nešviečia. Reikia eit ir išėjo. Eina, žiūri, baltas žmogus ant balto žirgo joja ir baltas šuo paskui seka. Eina toliau, žiūri, juodas žmogus ant juodo žirgo joja ir juodas šuo paskui seka. Eina dar toliau, žiūri, raudonas žmogus ant raudono žirgo joja ir raudonas šuo paskui seka. Eina dar toliau, mato žmonės aukštyn kojom sustatyti. Prieina prie durų, mato žmogaus galva kabo, ten, kur rankena žmogaus liežuvis. Atidaro duris, virtuvėj žmonių žarnų visur pridarbstyta, ten, kur samčio vieta žmogaus ranka kabo. Ugnis rusenasi, puodas verda. Tai gaspadinė prieina prie to puodo ir jį atidaro. Ten žmogaus kaulai išnyra ir vėl nuskęsta. Pagalvoja, turbūt košelina verta. Nueina toliau pas tą raganą į butą, atsidaro duris, o ragana vaiką pasipjovus ir ėda jį. Gaspadinė toliau prieina prie raganos ir prašo ugnies. O ragana sako, pasakyk, ką matei, tada duosiu ugnies. Nu, žiūriu, baltas žmogus ant balto žirgo joja ir baltas šuo paskui seka. Tai ten mano diena, ką dar matei? Nu, toliau žiūriu, juodas žmogus ant juodo žirgo joja ir juodas šuo paskui seka. Tai ten mano naktis, ką dar matei? Toliau žiūriu, raudonas žmogus ant raudono žirgo joja ir raudonas šuo paskui seka.
Tai ten mano bazaras. Ką dar matei? Žiūriu, žmonės aukštyn kojom sustatyti. Tai ten mano tvora. O ką dar matei? Prieinu prie durų, žmogaus galva kabo. Tai ten mano vardas. Ką dar matei? Atsidarau puodą, žmogaus kaulai išnyra ir vėl nuskęsta. Tai ten mano košelyna, ką dar matei? Tai atinu pas tave į butą, tu, vaiką, pasipjovus ir ėdi. Tai aš ir tave suėsiu, puolė ragana ant gaspadinės, sudraskė ir suėdė. Senoviai, kai dar velniai matomi pasaulyje valkerius, teko vienam muzikantui eiti pritemus namo. O buvo tamsi naktis ir jis beeidamas paklydo. Ir nežino, kur eiti. Ne per toli paėjęs, sutiko karietą su ponu važiuojant. Sako tas ponas, nuo čia netoli yra mano dvaras. Pas mane šį vakarą bus didelis balius, o neturiu muzikantų. Ar nenorėtų mums pagroti? Tas ir sako, dėl ko ne? Tai mano darbas ir pelnas. Ponas sako, tai sėsk į karietą. Važiuosim. Kai tik įsėdo, jam pasirodė, kad visai netoli. Tuoj pat privažiavo dvarą. Kai tik atvažiavo, dar jokių svečių nebuvo. Bet kai bematant, privažiavo daugybė karietų su visokiais ponais, poniom ir panaitėm ir prasidėjo šokiai. Tik jis pastebėjo, kad šokantieji šokdami iš tokio bliūdelio pasitepa savo akis. Jis galvoja, kam ir kuo jie ten tepa tas akis. Prisitaikęs ir pats pasitepė savo vieną akį. Kai tik pasitepė, pamatė, kad ne dvare groja, o baloj velnių gužynį. Ir vietoj krėslo ant kopsto sėdi. Jį tokia baimė paėmė, kad jis su tą akimi net žiūrėt negalėjo. O velniai šoko iki pat gaidžių. Jis ir liko sėdėtoje akloj baloj, iki kol prašvito. Ir tokioj baloj sėdėjo, kad dieną vos iš jos išprapino. Taip toli jį velnias nuvežė, kad 3 dienas keliavo, kol parkeliavo namo. Kai tik parkeliavo, iškart į karčiamą. Pasiskūsti. Priėjęs netoli karčiamos, girdi didį riksmą. Įėjęs į karčiamą, rado kelis vyrus pešantis, o tarp jų velnias stovi. Vienam į ausį kužda, kitam koją mina ir mušasi kruvinį, kad net čirpė skamba. Matydamas muzikantas, kad tas velnias tokias išdaigas dirba, pasiėmęs lazdą, kai rėžė velnį per galvą, kad tas dvilininkas iš karčiamos išsivertė. Kai tik to velnio nebebuvo, tie žmonės ėmė ir susitaikė. Vėliau atėjo tas velnias pas muzikantą ir klausė, kad traja akimi mane matai. Tas ir pasakė, šita, dešinė. Kai tik taip ištarė, velnias ėmė ir išdūrė jam tą akį. Ir nuo to syk muzikantas jau daugiau velnių nematė.
Senjora ir meilės nesim šiukšlės. Aš labai gerai studentam padėkau. Labai sveikinai. Jūs paskui turbūt pačiu. Nu, sveikinimai. Ačiū. Sveikinimai už, ta prasme, stojimus už. Jo. Ačiū. Taip pabandėm jūsų terpę įlysti šiandien. Ai, gerai. Labai su biškai buvo Marija. Biškai buvo.
Ai, palauk, reikia sustabdyti, spėjau, kamerą. Jo, reikia susidėti. Turiu kameros netgi. Taip. Čia jeigu vieną nusikrautų. Bet, praktiškai, gerai, Egzaminas baigtas.